Tai mes su vyru šeimą pradėjom planuoti prieš keletą metų iki to fakto, kol atėjom iki globos. Ir aš labai seniai turėjau mintį, kad noriu globoti vaiką arba įsivaikinti. Labiau maniau apie įsivaikinimą, todėl kad apie globą turėjau labai nedaug informacijos. Ir kada pradėjau domėtis, sužinojau, kad labai trūksta globėjų Lietuvoje, labai mažai kas domisi globa, lyginant su įsivaikinimu, o įsivaikinimui dar ir prie to paties yra labai didelė eilė, nes, kaip žinia, visi laukia kūdikių. Kadangi mes su vyru, kai jau atėjom iki minties, kad norim globoti, neturėjom tokio noro būtinai kūdikį, norėjom vaiko. Aš sugalvojau, kad reikia pasitarti ir pasiskambinau savo vaikų kaimą ir pasiprašiau atvažiuoti ir pasikalbėti. Nes labai norėjau sužinoti daugiau, negu kad radau informacijos internete. Tai gavau čia tos informacijos pakankamai, o pati esmė globos tai atsitiko dėl to, kad ir mano vyro suvokimu normalu yra norėti savo vaiko, bet mes gyvenam tokiais laikais ir tokioje šalyje, ir tokiais laikais, ir apskritai tokioje visuomeniai, kur yra labai daug vaikų, kurie neturi prabangos augti šeimoje. Ypatingai tie vaikai, kurie taip pavadinsiu, nėra standartiniai ir super sveiki. Tai iš to išplaukia noras globoti. Taip ir atėjom iki minties, kad norėtume, nepriklausomai nuo to, ar savo šeimoje turėsim biologinių vaikų, vis tiek norėtumėm keletą vaikų globoti. Pradėjom nuo vieno. Bet ne pabaiga, manau.